Sveikas, Gražvydai. Sveikas, Dagarai. Šiandien esame mano vaikystės Midaus pakrantėje, parke, kur aš užaugau ir kur savivaldybė padarė parką. Kaip tu manai, ar tai reikalingas tas parkas čia Jurbarkui? Nes liūkos garsių yra, kad nereikalingas, kam čia padarė, išvis čia uždaryti. Kaip tu galvoji? Tai aš manau, kad žalių erdvių ir parkų tikrai reikia ir čia vieta tokia tikrai tinkama, tik tai, kad įgyvendinimas nekoks. Kuria prasme? Nu, daug braukų, daug neaukiškumų, daug nelogiškų sprendimų ir galų gale padaryta ir palikta. Ir nei priežiūros nėra nieko. Mes apėjom dabar, apžiūrėjom viską. Taip, vieta gera, viskas okei. O, čiuba paukščiukai. Bet nežinau, ar pasibaigęs jau garantinis, bet matėjai pats daug stendų sulaužytų, tikrai nesaugus vaikam, gal rankas susipjaustyti, išlaužyta, parinkti patys stendai yra tokie, kad neilgamžiai. Tiesiog jie pritaikyti galbūt mieste, kur matoma ant akių, kad niekas nelaužytų, nes tikrai labai silpni ir greitai lūžtantys dalykai padaryti. Parinktus nekokybiškus medžiagos, tikrai. Ir ne tik stendai. Ir visi žaidimai, kurie įrengti vaikam, jie dabar jau praktiškai visiškai nesaugus yra. Jo, ir ten, matėjai, buvome nuėję prie nulipimų prie Mituvos, turėklai nusišėrė, vėl nekokybė, bet kiek aš suprantu, kad jau rangovas nelabai ką ir daro, nes ir tą mūsų senąjį gerąjį bokštą aukščiausią, kur rašosi visi laikraščiai, jisai jau netvarko. Tai beliko gero teisiniai keliai, tik tai įspręsti problemas ir turėsime problemas visam gyvenimui šitą parką jau. Taip, padarytas, bet priežiūra vėl kainuos. Net ne priežiūra vėl, ko gero mano galva jį reikia tvarkyti iš naujo, įrengti saugų ir tvarkingą. Ką turi menį? Pakeisti stendus, iš naujo sutvarkyti tos žaidimus, galų gale tą patį bokštą sutvarkyti, kad jis būtų prieinamas lankymui. Bet kaip suprantu, rangovas tempia iki garantijos paskutinės dienos pabaigos ir eis į teisminius procesus, o kai prasideda teisminiai procesai, tai vėl nieko negali daryti. Ir tas parkas kurį laiką dėja, bet bus toks. Jau aš tai dabar, ką užsiminėjai apie nekokybiškas medžiagas, netinkami sprendimai, atsimeni, prieš gerus kelius mėnesius buvo taryboje paklausimas ir spauda klausė, kodėl padarė administracija tokius dalykus. Danga, kur yra vaikams žaisti, kur yra renginių vietos, kur galim vykti įvairiausius performansus rengti, teatrą, visą kitą. Negali privažiuoti nei įgalieji, nei dviratininkai, nei mamos su mažais vaikais. Atsimeni, kada pasakė savivaldybės administracijos vienas darbus, pasakė, kad mes darėm specialiai, kad niekas čia nesilankytų. Parkas padarytas, kuriame draudžiama lankytis, kuris pritaikytas nelankymui. Jo, o teisingai, nelankymui, tiesiog jisai pritaikytas nelankymui, pasivaikščiojimų takeliais ir tos visus erdvės, ką matome iš mūsų nugaros, puikia erdvė ir tikrai viskam ir galima daryti visokius dalykus, renginius, kultūrinius ir tiesiog nėra. Tai mano siūlymas yra administracijai, savivaldybės padaryti paprastą dalyką. Nekainuoja milijonas ir ką gyventojai vis prašo, skambina, kalbamės. Nuimti tuos akmenėlius, šitus čia 10 cm ir padaryti, užvežti dolomitinę skaldelę, kuri yra ant takelių, kuri gerai trombuojasi ir sprendimas paprasčiausias, prieinama pasada visiems ir neįgaliesiem, ir mamoms su vaikais, ir dviratininkam privažiavimas. Tai sprendimas, kuris nereikalauja daug laiko ir daug lėšų. Bet jisai padėtų įspręsti tą problemą, kuri šiandien aktuali šitą vietą. Pritariu tau, tikrai šitą vietą reikia sutvarkyti, nes, čia matau, čia sveikas žmogus eidamas gali koją išsisukti, ką kalbėti apie mamą su vežimėliais ir neįgaliuosis, o sprendimas tikrai paprastas ir greit padaromas, tik tai jį reikia imti ir padaryti. Jo, noriu reikia ir tikrai tau pantrinu, kad basakojų takas, apleistas, išnešiota, sutrypta, išmėtyta, stendai sulaužyti, nesaugūs, turėklai nurūdėję. Daug tų problemų yra, bet tikrai, jei pasidarėme, prižiūrėkime.
turėkime garbės prižiūrėti tą dalyką, o ne tai, kad paėmėme europinės lėšas, padarėme ir bus kaip bus, žinai, niekam neįdomu. Gerai, vada tik tiek šiandien aprinktų šiukšliais, tvarkingai pakankamai buvo tie šiaip prieš kelias savaitės, tai ir šiukšlių, ir alaus butelių, ir visokių neaiškių medžiagų, numatytų nuo tam tikrų asmenų lankymosi. Tai va šiandieną pakankamai tvarkinga, jau galima ir praeiti kažkaip tai ir va šviesoje padaryti ir vėlai vakare. Tai parkas tikrai reikalingas, viskas yra gerai, mintis pati gera, galbūt projektavime buvo daug klaidų, įgyvendimas tikrai buvo blogas ir tikrai kritikuotinas. Ir didžiausia problema greičiausiai yra rangovų pasirinkimas arba negebėjimas išsireikalauti iš rangovo atlikti kokybiškai darbus. Pačiam man teko prieš gerus 2 metus rašyti savivaldai raštą dėl turėklų tų pačių, kada jie tenais rūdėjo, bet niekas nepasikeitė, viskas tas paslikė toliau rūdėjo ir užprogramuotas jam problema ilgam laikotarpiu. Tai ateitį žiūrint, manau, kad tokią rangovą turėtų įtraukti į nepatikimų rangovų sąrašą, tiesiog įtraukiami, kai nebūtų daugiau žalos ir atkristų iš karto, pasirinkti tinkamą rangovą, pasirinkti tinkamas medžiagas tokiem parkam, nes tai yra vaikai, tai nesaugu, tam tikri dalykai. Tai į tą reikia pažiūrėti, o sakau, čia va ta problema, dėl ko mes šiandien atvažiavome, būtent dėl tų akmenukų, tai sprendžiame ir paprastai, greitai ir nelabai brangiai. Tai manau, kad mes šiandien savo tikslą kaip ir atlikome, apžiūrėjome, duodame pasiūlymą paprasčiausią, pigiausią, kuris greit padaromas. Greit padaromas ir tikrai jis nekainuos didelių pinigų. Manau, kad čia mūsų komunalininkas neskubėdami per savaitę gali sutvarkyti visą šitą ir tikrai bus saugu ir gera visiems vaikščioti ir būti ir tuo labiau tokios erdvės, kur gali vykti nuostabus renginiai, kur tokių erdvių ne kiekviena mieste yra. Mes turim, o nesaugom. Tikrai taip. Tai šiandienai gal tiek. Šiandieną trumpas reelsas gavosi, bet problema išgirsta, pasiūlymas duotas, ką galim padaryti ir kitą kartą susitiksime kitoje vietoje su kita problema ir pasiūlymė sprendimų būdą, kaip galima spręsti. Taip, tai iki pasimatymo po kurio laiko.